Daugybė žmonių seka Jėzų. Jie pamiršta laiką, pamiršta net alkį, nes nori būti su juo, nori išgirsti jo žodį. Tačiau ateina vakaras, žmonės išalkę. Mokiniai, žiūrėdami į minią, mato tik problemą. Jie sako, paleis žmonės, tegul patys nueina ir nusiperka maisto. Atrodytų viskas labai logiška, bet Jėzus atsako taip netikėtai, jūs duokite jiems valgyti. Nejaugi Jėzus nežinojo, kiek bent jau maždaug mokiniai gali turėti maisto su savim, kiek gali panešti, jie ėjo kartu kažkur, keliaudavo nuolat. Ir žinoma, jisai matė tą minią žmonių. Mokiniai, žinoma, sutrinka, jie te turi tik 5 kepalus, duonos ir 2 žuvis. Ką tai reiškia tokiai miniai? Tai beveik nieko. Bet argi mums netai būna? Kai susidurime su sunkumais, mes dažniausiai pirmiausia matome tai, ko neturime. Trūksta sveikatos, jėgų, pinigų, laiko, kantrybės. Atrodo, kad mūsų tie 5 kepalai ir 2 žuvys yra per menki tiems mūsų gyvenimo iššūkiams. Tai nieko nereiškia, kiek mes turime su tuo, su kuo mes susidurime. Tačiau Jėzus klausia kitaip. Jis klausia, ką tu turi, tą atnešk man. Ir štai čia prasideda stebuklas. Kol ta duona ir žuvis mokinių rankose, jų buvo tik 5 kepalai ir 2 žuvis. Kai jie atsidūrė Jėzaus rankose, jų pakako visiems. Net dar 12 pilnų pintinių liko. Tai labai svarbi pamoka mums visiems. Dievas nelaukia, kol tapsime tobuli, stiprūs ar turtingi ir kol galėsime duoti tiek, kiek užtenka. Jis prašo atiduoti tai, ką šiandien turime, kad ir mažai. Truputį tikėjimo, truputį meilės, truputį kantrybės, truputį laiko kitam žmogui. Visa tai, kas atiduota Dievui, jo rankose tampa daug didesnė dovana, negu mes galime įsivaizduoti. Kartais sakome, aš nieko negaliu pakeisti, bet gal Viešpats ir neprašo pakeisti viso pasaulio. Jis prašo tik pasidalinti savo tais 5 kepalais. Gerų žodžių, malda, pagalba, atleidimu žmogui. Dievas padaro tai, ko mes negalime. Dar labai svarbi detalė, prieš laužydamas duoną ir dalindamas mokiniams ir žmonėms, Jėzus pažvelgia į dangų ir dėkoja Tėvui. Dar prieš įvykstant stebuklui dėkoja. Ir tai mums primena, dėkingumas gimsta ne tada, kai viskas jau gerai, kai viskas atlikta ir dabar jau, taigi susėskim ir padėkokim. Ne. Tikras dėkingumas gimsta iš pasitikėjimo Dievu. Aš žinau, kad tu padarysi taip, kaip turi būti. Ir ačiū tau už tai, kas dar bus. Ko dar nėra, kas bus. Bet ačiū, nežinau, kad tu padarysi tinkamai. Kiekvieną šiandien mes taip pat atsinešame savo rūpesčius. Vieni nerimaujame dėl artimųjų, kiti dėl sveikatos, dar kiti dėl ateities. Ir mes, iš tikrųjų, mums kartais atrodo, kad turime tik tuos 5 kepalus ir 2 žuvis. Nedaug, beveik nieko. Bet atiduokime juos Jėzui. Taip gyvenimo tose aplinkybėse, kai savo gyvenimą patikime Dievui, problemos neišnyksta savaime akimirksniu, tačiau keičiasi mūsų širdis, atsiranda ramybė, viltis ir jėga eiti toliau. Nežinome, kad ne vieni nešame savo naštą. Tada Dievas su mumis ją neša, tada Dievui leidžiame veikti. Kai mumise atsiranda ta ramybė, viltis, pasitikėjimas Dievu, tada jisai veikia.
tada ir yra tas momentas, kada sakome, jog reikia atverti duris, širdies duris Dievui, įleisti, jis stovi ir beldžia. O mes įleisim ar ne, čia jau kaip mums pavyksta, arba kaip mes norim. Tai štai tada atveriamos tos durys ir jisai veikia. Ir tada užtenka to, ką turim, truputį kantrybės, truputį laiko, truputį atleidimo, truputį meilės. Ir tai pasidaugina, jeigu tai viešpaties rankose atsiduria, kaip tie 5 kepalai ir 2 žuvys, pasidaugina tiek, kad atrodo visiems užtenka. Ir čia stebuklas. Šiandien kiekvienam iš mūsų tyliai viešpats sako, atnešk man tai, ką turi. Ne tai, ko neturi. Ne tai, kuo norėtum būti, o tai, kas esi ir koks esi šiandien. Amen.